Ką, labas rytas. Miegojom, pavalgėm, darom tepalų. Pasirodo, šitie tuktukai valgo tepalus. Daug. Esam miestelį Konkraček. Atvažiavom vėlai naktį, tai nieko nesimatė. Čia atsakė bakerį ir šalia yra... Stresas čia iš to išliptų vieną kartą. Hello. We need to top up oil. The guy said you should have oil for tuk-tuk. So is that one, huh? Čia kažkaip rimčiau chebra atrodo. Good morning. Anybody speak English? Speak a little. We need oil for tuk-tuk. Top up. Oil. Tuk-tuk. Oil. Oil? Oil. Chẳng đâu về nhà tuk-tuk. Miền An? Yeah. Hay. Rồi vô tinh vào làm gì? Giờ vào học biến mùi mới. Vào học biến thôi. No, just to top up. Jis jau keist pasiruošęs. Listen, mate, no change, just top up. How much oil? Sorry, boss. Sorry, boss. Come. Boss, come. Look here. Can you put the bulb here? Come this side. Hello. Excuse me. Come this side. Look, I'm missing bolt. You see? Okay. Can you put the bolt inside? Thank you. Tai va, pas mus litrą užteko, o Mariui 2 supylė. Dar pila. Tai čia, per dieną 2 litrai tepalo ir 10 litrų dujų, toksai hybridas, ble. Čia neaišku, kiek jo buvo. Neaišku, kiek jo buvo, jo. Šiandien vakare pasižiūrėsim, arba rytoj ryte, ir tada žiūrėsim. Ne, tai jis ten ištraukė, rodė, pas mane buvo biškai virš minimumo, sakė, čia yra okei, o dabar žemiau minimumo. Man reikia laiką nusifotkinti, nes kai reikia spirti, kai tu paaiškinsi, kad laikas tau reikia, tai zaibe aš seaiškinti. Ką? Šlapis. Tai visas, vapšė.
Ten, žinai, kur prie upės kažkur, tai va tenai, kur buvom tam Montenė, ten kitai buvo. Čia irgi yra upė, bet čia net oras nejuda. Tu pažiūrėk, nei lapas net nejuda. O ten žiūrėk, mangas prinokęs kabo. Ar ten lapas geltonas? Ai, lapas geltonas. Okay, so altogether 75,000. Jeigu čaržino? 7,5. Dolerius? Laikyk, ne. 325 tūkstančius. Tai žiūrėjau jis, iš tą problę. 18 dolerių. Po 6. 19 dolerių beveik. Ja. Už visus 3 kartus. Nu čia iš 3 reikia dalinti. Tai va, tai supylėm cepalų, bičiukas nučaržino mus biškį, bet po to man sąžinė užgraužė, tai padovanojo leiką ir dar tepalo litrą į tą pačią kainą. Tai būtų gerai sužinoti tepalo kainą tikrą, nes dabar tai jisai paėmė po 5 dolerius tipo, ir dar po dolerį už išpilimą. Tai čia dvacokas, 3 litrai tepalo užpilim 20. Brangiai, čia žiauriai brangiai. Bet nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Turisto. O išvažiuojame kokius čia žvyrkelius. Opus, oranžiai. Tuktukas geriau per žvyrkelį važiuoja negu per asfaltą. Jisai turbūt buvo suinžinirintas per žvyrkelį važiuoja. Enduro tuktukas. O, bala, žiūrėk, prie plus 35, bala. Čia jau čia palaistą kelią babūnę. Buvom sustoję pas
metukus atsigerstų psikovas kažkokios tai 35 pavėsiai. Tai tokia temperatūra, bandėm pakelt droną, nelabai gavosi, nes viskas iškart užverda, telefonai iškart pradeda signalizuoti perkaitą. Dronas pats irgi kaip arbatinukas, pultas drono irgi kažkaip labai pavojingai viskas atrodo, tai nagais pakeliam nelaidom. Žiauriniai karšta, nesveikai, ta prasme, jau biškai per daug. Žiaurinis bloginis kelias. Navigacija rodo, mes nesiginčiam. Čia važiuoti. Ir keliaujam. Endurinam, kitaip sakant. Viskas savo vietai. Enduristai going to be endurinti. vakare kelt.
posūkis bus, tai mes, žinai, galėtumėm greičiau, bet reiks posūkį įjungti. Tai yra problema, kad trūko. Jo, lenks, jo, kalnas vėl reikės antribėti. Ketvirtas, gazas dugnas. Maro. Neužtrauksime ketvirtas gazas. Trečias, maro. Sako, sukasi ratu. Tai istorija sukasi ratu. Liko 39 km. Prasideda tropinė audra vėl, kaip vakar. Tik tai skirtumas tas, kad mes esam kalnuose. Kaip turi būti džiunglių kruša. Krušit! Tai va, trumpa tokia ataskaitėlė, liko 10 minučių kelio. Šiandien pervažiavimas baigtas, bus šiandien anksti, 4:30. Vėl pakliuvom į liūtį. Pylam dujas porą kartų, dabar jau maždaug vienodai pylam dujų, tiek šitą tuktuką, tiek vieną. Bet mano tuktukas šitas gęsta, kalnuosės neįmanoma važiuoti. Kai pilnas bakas, biškį nuvažiuoju dujų, viskas gerai. Bet kol bakas pilnas, tai ketvirtą atvažiuoji, trečias į kalną, antras, pirmas, pup ir užbūsta. Arba jeigu staigiai sustoji, dabar va iššoko traktorius ant kelio, staigiai stabdyti reikėjo iš karto ir užgesą. Tai va toksai, atvažiavom čia, o čia tokia turistinis rajonėlis kažkoks, tai nes labai daug visokių supranti. O, vėl užgesau. Labai daug visokių, matosi namukų kalnuose, matosi tipo tokių lodžyje, žinai, ten. O, kokia čia gražybė, pagoda. O, mūsų kolegos, endūriniai tuktukistai. Čia pas mus tokių yra. Maris ten važiuoja iš paskos. O žiūrėk, čia kavinukė švariai atrodanti kažkokia. Ar tiesiog langus išsivalė, dėl to geriau atrodo. Nulyjo langus, dėl to geriau atrodo. O vat atšalo ir valgyti užsimaniau, nes jau visą dieną jokio noro maisto. Psichologiškai nori, nes reikia pietauti. Bet kai įsiklausai į organizmą, tai jokio noro valgyti nėra, nes taip karšta buvo 36, nei gramo vėjo. Buvo labai nesmagus toksai. Per daug. Vat tas jausmas, kai tu supranti, kad per daug šilumos. Į telefonus kamerą dėjom į šaltkrepšį su ledukais, kad pradėtų biškį ataušinėti, nes to neįmanoma. Nu ne, su šita technika į kalną neužvažiuosi. Tai valdo traukti. Ne.
viena išvada, tokia, kuri patiks visiems. Niekas tik nemalšina troškulio, kaip alus šaltas. Niekas. Vandenį ger kaip nori, visokiai ten energetika, pepsikolą, lyjošius ten kažkokį geriam. Karočiui, niekas nepadeda. Alaus skardinė išgeriai, viskas. Gert nebenori, akis ir šviesų. Žodžiu, kol kas tai gražiausia. Gamta tai čia gražiausia. Ten buvo džiunglės, Inga matė beždžionę, aš tai nemačiau. Bet jeigu ne balta, tai gal tikra buvo. So further down, where to go? Go. Puikiai. Ar gali papasakoti? Kad dušes kalbėjau trusikus, o dušo žilė ir iš jų bėgo raudonas, kaip kelio dulkės, kaip vašytas molis vanduo. Trusikai, kurie buvo po šortais, ten visi reikalai ir aš sėdėjau tukį. O čia mūsų šios dienos nakvynė. Totally wild. Nėra šviesos. Yra tik naktinė lemputė. Čižinukas, padėliukas ir 2 taburetkos. Viskas. Ir džiunglių garsai. O ten kažkur dabar jo įjungia. Vietiniai švenčia kažkur už kalno. O kaip čia trusikus pasidžiaugti, nereikia? Aš tiesiog jo padėjau. Žiauriai fain. Vietinis būtinis. O va, gali parodyti mūsų kuprinės prieš šios dienos kelionės. Žavingai nudažytos. Medinės smėlio. Kur tavo išsijungia šviesa? Ten kampe. Čia koks gyvūnas. O, geras. Girdi?
Čia kažkoks gyvūnas. Geras. Sako, ne. Nemiegosit šiandien ramiai. Čia kambodžinis bezdukas. Diklis paprastasis kambodžinis. Žodžiu, žiauriai faina. Gausim dar vakarienės. Gausim tai pusryčius, tik man reikia. Va. Tai kamužiuką padaryk, užleisk tą ant lango. Šviesą dega, tai čia tu pradės lėkti. Atnešė vietinio maisto. Vakarinį. Čia jautiena panašu, kad daržovės. O čia sakė kiauliena. Nu, nežinau, aš girdėjau žuvis. Ten porkas ir žuvis. Man irgi atrodo, aš girdėjau, nu. Su kokosų pienu. Šito tai kas ragavo. Džiunglių garsai, o čia yra 3 džiunglių šnūrai, kurie triukšmauja. Ir visi klausykė džiunglių garso. Akis tokiais tik.